čia buvo vieną kartą vienoje auditorijoje labai geras klausimas užduotas. O kas būtų Vilniuje, jeigu nebūtų, pavyzdžiui, tos skolos? Nes mums reikėjo skolintis per tą laikotarpį nuo 2001 metų iki dabar beveik 500 milijardų litų kofinansavimui ES lėšoms. ES lėšos duoda, bet mums reikia pradėti savo dalį. Savo lėšų mes neturim, mes turim skolintis. Tai šiuo atveju tada Vilniuje nebūtų nei vieno aplinkelio, nebūtų Karaliaus Mindaugo tilto, nebūtų daugelio mokyklų remontuotų, surestauruotų ir renovuotų, nebūtų daugelio gatvių sutvarkytų, Konstitucijos prospekto, Laisvės gatvės, Vieduko Mergės gatvės ir sakykime, Laisvės prospekto ir daugelio kitų dalykų. O šiaip jau nuo paskutiniai 2 metai Vilniaus miestui su finansais yra ženkliai geriau, nes dabar Seimas Vilniaus miestui padidino gyventojų pajamų mokesčio skaitymo dalį. Ir, sakykime, jeigu nuo 2009 iki 2013 metų Vilniaus miesto deficitas buvo apie 170 milijonų, tai dabar apie 50 milijonų, pavyzdžiui, šiais metais. Ir neabejoju, kad Seimas ir vyriausybė turės vis tiek didinti mokesčio skaitymo dalį Vilniaus miestui, nes mes mokam per daug, o gaunam per mažai. Mums užtektų, kad mums duotų tiek pat, pavyzdžiui, kiekvienam kauniečiui. Vienas vilnietis gauna 2100 litų per metus plus minus, priklausomai ten nuo metų, o kaunietis gauna 2400, klaipėdietis 2300. Taigi kiekvienam vilniečiui skirtų tą patį biudžeto dalį, Vilnius nebeturėtų problemų. Bet aišku, mes neturim lyginti su Lietuvos miestais, mes turim konkuruoti Ryga, Talinas, Varšuva ir panašiai. Tai vienam miestui Varšuvos, Talino yra 3900 litų, tai yra beveik dvigubai daugiau negu vilniečiui. Rygos gyventojai 3500, o su Varšuva negalim lygintis, ten yra 6200 litų. Tai turėdami mažiausią biudžetą vienam žmogui Vilniaus mieste, pagal daugelį parametrų mes esame pirmi priekyje negu mūsų regioninės sostinės. Oi, ko tik mes nedarėm, kiek laiškų prirašėm, kiek susitikimų turėjom, susitarimų ir visą kitą ir panašiai. Aišku, čia didžia dalimi lemia šiek tiek politiniai sprendimai, nes biudžetą tvirtina Seimas ir ta partinė konkurencija, nes nelabai kas nori, kad tam Vilniui būtų geriau. Arba Seime, nes aš pats buvau Seime metai su viršum, tai Seimo nariai galvoja, kad Vilniui ir taip viskas yra gerai, ir taip ir gerai. Todėl jie kaip žiūri, Vilnius kaip nors pats susitvarkys. Be to, Vilnius kažkaip neturi realiai savo stovų Seime. Mano buvo didžiulė nuostaba, kad aš buvau Seime, kad Seimo nariai greitai įkūrė, pavyzdžiui, Rokiškėnų draugiją, bičiulių grupę, šiauliečių, ten dzūkų, klaipėdiečių, kauniečių. Vilniečių nebuvo, nes mes visi Vilniečių grupė Seime, tarp Seimo narių. Gal čia paaiškinama Vilniaus miesto istorija. Daugumai Vilniuje tai yra žmonių, kurie atvykę, atvažiavę. Kaip žinot, kai būna lietuvis gyvenantis Čikagoje, labai prisimena maloniai savo vaikystės dienas, Lietuvoje. Tai mūsų Seimo nariai, nemaža dalis, jo labiau jie vienmandatininkai renkami ten, jie galvoja apie rajonus, iš kur atvyko ne apie Vilnių. Tai problema, kad yra šiandien biudžetas finansuoja ten, kur nėra žmogaus. Ir kodėl? Gavo pinigus, sutvarkė mokyklą. Mokyklai gali būti 600 mokinių, yra 150. Bet išlaikymo kaštai už visus 600. Arba nutėse kelią už 10 milijonų, už Europos pinigus, tvarkoj, kelią nutėse, pinigai kaip ir nekainavo, tačiau tuo keliu važiuoja tenais, nežinau, per dieną 10 mašinų. Bet kelią valyti, prižiūrėti reikia. Tai todėl nemaža dalis pinigų nueina šiandien ten, kur nėra gyventojų, nėra vartotojų. Ir kuo mažiau gyventojų, tuo brangiau tą miestą išlaikyti. Čia su finansų ministru turėjom pokalbį ir su bankais. Tai ministras ar sako, ką man daryti, kai ten, sakykime, nėra gyventojų, GPM iš viso niekas nemoka gyventojų pajamų mokesčio, o reikia išlaikyti miestelį arba rajoną. Tai čia yra, kaip čia gerai Nausėda yra pasakęs Sebo banko ekonomistas, Vilniaus problema yra kitos Lietuvos skurdas. Kažkaip panašiai, bet čia yra atsakymas. Bet nepaisant visko, Vilniuje yra sukuriama pridėtinė vertė, iš kurios galima taisyti ir kitas problemas. Bet jeigu Vilniui kaip donorui pagrindiniam nuleidžia kraują, tai tada nežinau. Tai tada Lietuva su savo laiveliu visur
Nes mes kūrėm 40% bendro vidaus produkto Vilnius. Tai yra praktiškai beveik pusė Lietuvos ekonominės galios čia yra. Ir aišku, čia apmaudu, kad Kaunas, pavyzdžiui, Klaipėda labai ženkliai atsilieka. Praeitais metais ES Eurosapas, tai yra tokia agentūra, atliko analizę, vertinimą, studiją, kurie miestai Europoje yra konkurencingi. Tai tarp Lietuvoje yra tik tai vienas miestas konkurencingas Europos mastu – Vilnius. Kaunas, Klaipėda nepatenka. Bet mano gilių įsitikinimu ir Kaunas ir Klaipėda galėtų būti tame sąraše. Klausimas miesto vadovavimo, ambicijų, planavimo ir viso kito. Nes aš duosiu pavyzdį, kaip skiriasi indėlis tarp Vilniaus kaip donoro, Kauno kaip donoro ir Klaipėdos. Skirtumas tarp Vilniaus ir Kauno 24 kartų. Tarp Vilniaus ir Klaipėdos 22 kartų. Tai negali būti toks miestas, turėdamas 300 000 gyventojų, būdamas geroj vietoj. Transporto mazgai, šalia oro uostas, upės, visa kita, nebūti toks efektyvus. Čia yra, sakyčiau, kaip ir nepateisinama, kalbant apie valstybės ekonomiką. Tai va čia tos bėdos, kurios yra tokios globalesnės, ne tik negu Vilnius. Ar kokia yra ta plėtra? Yra kažkokių dar investuotojų? Ir koks yra likimas to architektūrinio, reiškia, nebaigto grožio? Stadiono? Stadiono, Vyroką, to pastatą, reiškia, jis... Vyroką, o, jo, dėlis glaskostas, gerai. Iš tikrųjų, galim džiaugtis, kad šiuo metu Vilniaus mieste statybų sektorius, investicijų sektorius yra laikotarpyje, kaip buvo iki krizės, 2006-2007 metai, kai laikome aukso laikotarpis Vilniaus miestui. Šiandien iš privačių investuotojų 95% projektų yra Vilniuje, likusiai 5 Lietuvoje. Tai natūralu, galbūt kol kas, kaip sakant, čia tas gyvenimas vyksta, bet paskui natūralu, kad tos investicijos nueis ir į Lietuvą toliau. Vilniaus, jeigu kalbėti apie miesto centrą, pagrindiniai projektai, kurie šiuo metu yra, tai pradėsiu gal nuo mūsų kartu su vyriausybė, sporto rūmai. Mes esame parengę projektą, jį perima iš mūsų vyriausybė, išperka sporto rūmus iš bankrutuojančios įmonės ir perduoda Litexpo su Europos lėšomis, į kur sutvarkys sporto rūmus, išsaugant architektūrą, taip kaip yra, nekeičiant nieko, skirus tik tai sutvarkant vidų. Nedidelis priestatėlis būtų iš rytinės pusės, atsirastų, ten būtų kongresų ir konferencijų centras. Ko Vilniui reikia, nes kongresų konferencijų centro neturėjome. Kartu tai paskatintų visos teritorijos aplinkui, kur yra 14 hektarų tvarkymą. Ta teritorija po ūkio banko bankroto priklauso dabar Šiaulių bankui, Šiaulių bankas parduoda investuotojams. Šiuo metu kaip tik vyksta darybos. Tai toje teritorijoje artimiausius, manau, kad 5 metų bus didelė statybų aikštelė. Komercinės patalpos, nauji viešbučiai ateina į Vilnių, gyvenamasis būstas, toliau biurai ir kita panaši paskirtis. Taigi toje vietos randa labai didelė investicija, skaičiuojama apie 1,5 milijardo panašiai litais, kuri pratęstų miesto centrą. Toliau Šnipiškių arba Konstitucijos prospektas. Esame parengę nemažai projektų, kaip sutvarkyti gatves, kad toliau daugiau pritraukti taip pat investuotojų. Ir šiuo metu yra 2-3 bent jau man žinomi projektai, kurie yra derinimo stadijoje. Atsiras papildomai vėl biurų pastatai, o biurų šiuo metu kaip tik Vilniui reikia. Nes nemažai kompanijų keliasi į Vilnių, nebeikia biurų pastatų. Ir kaip nekeista, šiandien dar įtrūksta. Tas pastatas Vyroko, toksai baisus, aišku, yra didžiulis galvos skausmas, nes Vyrokas ta įmonė bankrutavo. Bankas dabar perėmė tą pastatą, pardavinėja ir ten jau ir kainą sumažino, daug kas norėtų pirkti. Bet kada atlieka tyrimus to namo, tas namas to laikotarpiu buvo bandoma statyti bet kaip. Ir jisai turi problemų. Tai mano įsivaizdavimu geriausias, jeigu rasti tokį investuotoją, sutarti kaip tik tai įmanoma kartu su banku, kad visą tai, kas ten yra, velnio griauti, pasidaryti normalų projektą ir statyti normaliai. Nes tas projektas ir šiaip nuo pat pradžių buvo keistas, bet kartais su architektais sunku ginčytis. Ta tokia arfa, tokia, gal žinot, Konstitucijos prospekte kaip arfa, tokia... Kur nebaigtas. Kur nebaigtas penktas, tai va visai. Tai čia būtų variantas geriausias šiuo atveju ir tada statyti kažką normalaus. Bet, sakyčiau, manau, kad ta problema nesispręs greitai, nes daug ginčių, daug finansinių dalykų ir panašiai. Toliau labai svarbu, kalbant apie miesto centrą, kad nemažai investicijų būtent yra Vilniaus miesto centre.
kur žinot, tai yra Green Hallas, tai yra Barclays bankas, pastato biuras. Šalia, matyt, gal ne šią, bet kitą po kelių savaičių prasidės statybos naujo biuro pastato, labai gražios architektūros, šiuolaikiškos, kokybiškos. Tai ten atsiras dar apie 10 000 kvadratinių metrų labai gražaus statinio, kuris suformuos tokį šiuolaikišką Vilniaus Neries krantinę. Toliau didžiulės statybos be abejo Skytex teritorijoje, čia netoli link Užupio, kitoje pusėje Užupio, kur buvo gamykla, ten atsiranda virš 1000 butų. Vilijos fabrikas, taip pat konversija į gyvenamąją paskirtį. Audėjo fabriko teritorija, kur irgi taip pat yra dabar investuotojas nupirkęs tą visą teritoriją, jie irgi iš esmės keisis. Atsiras komercinės patalpos, atsiras įvairiausių kitų patalpų, tam tik viena dar mokykla papildomai. Taigi miesto centre bus daug aktyvumo, kas yra labai sveika, nes mums reikia, kad mieste daugiau žmonių centre gyventų. Nes Vilnius, paminėsiu faktą, pagal plotą yra 4 kartus didesnis negu Paryžius. Pagal plotą. Bet Paryžiuje gyvena 2 milijonai gyventojų, tame Paryžiuje, kurį mes lyginam su Vilniumi. Pas mus gyvena 540. Tai mums reikia išlaikyti 4 kart turint mažiau gyventojų, 4 kart didesnę teritoriją. Valyti kelius, vandentiekis, kanalizacija, viešasis transportas, tai daro brangų gyvenimą mieste. Todėl, kuo mes gyvename arčiau centro, tuo yra geriau. Papildomą tiesą dar nepaminėjau, čia ypač, kad matau gražaus jaunimo, tai yra, norime inicijuoti, gal šiais metais pavyks, nesu tikras, bet, nes nuo šių metų pagaliau mes gavom teisę, nes patys rengėm įstatymų pataisą Seimui, gali pradėti statyti naują būsto, tai kurti municipalinio būsto fondą. Ką tai reiškia? Yra socialinis būstas, kuris duodamas socialiai remtiniems asmenims. Jie turi atitikti tam tikrus įstatymo kriterijus. Tačiau mes norime, kad Vilniuje rastų daug būsto, kur galima išsinuomoti butą ir gyventi nors visą gyvenimą nuomojamam bute. Taip kaip gyvena pusė Vokietijos, 60% Ispanijos, pusė Skandinavijos ir panašiai. Nes šiandien jūs turite vienintelę galimybę eiti į banką, gauti paskolą, sudėtinga, nes reikia turėti pajamas, visą kitą ir panašiai. Antra, 30 metų jūs dirbsit banką. Daug ir kitur pasaulyje žmonės tiesiog gyvena nuomojamam būste ir tik tai turėdami laisvesnių lėšų, tada imasi ir perka butą, jau kaip kapitalo investicija. Tai vat pirmą vietą mes esame suprojektavę Žirmūnuose, 6 namai, ir jeigu mes rasim modulį ir modelį, kaip tą daryti, tai pradėtume statybą ir būtų pirmieji namai. Aišku, mes norim, kad tokių namų atsirastų ženkliai daugiau ir kad tai taptų nacionalinė programa, bandom tą įsiūlyti vyriausybei, kad tai būtų ir Kaune, ir Klaipėdoje, ir Šiauliuose, nes tokio fondo reikia. Jeigu ne, mes neturėsime nuomojamo būsto ilgalaikio, 5, 10, 15, 20, 30 metų, labai sunku išlaikyti jaunus žmonės. Plius mes prarandame mobilumą. Dabar žmogus nusipirka butą, sakykime, Pilaitėj, taip, o jis rado darbą Naujoje Vilniuje. Tai jam kiekvieną dieną reikia pirmyn atgal, nes jis pririštas prie vietos, kurią reikia išpirkti iš banko. Jeigu jisai yra jauna šeima, išsinuomavo butą Pilaitėj, gavo darbą Naujoje Vilniuje, yra galimybė išsinuomoti Naujoje Vilniuje, nes turi būti tolygiai suplanuotas toks būstas, jis išsinuomavo butą ten dirba, gyvena šalia, viskas patogu. Tai va čia labai svarbu bendrai ir va, tokį projektą mes kaip pionieriai bandom padaryti ir bandom įtikinti vyriausybę, kad tai taptų nacionalinė programa, ne tik Vilnius. Toliau, kalbant apie didžiuosius projektus, paminėsiu Šeškinės stadionas. Taip pat yra darbo grupė premjero potvarkių sudaryta, čia vadovauju. Gegužę turėtume skelbti konkursą, pagal kurį metų pabaigoje, kitų metų pradžioje. Klausimas būtų, kokiom lėšom? Europinės. Čia tik europinės. Mes iš karto sakėm, kad ir vyriausybė sakė, kad tik europinė lėšom. Tai yra, tada laimėtojas turėtų projektuoti iš naujo, dėja griaučius tos reikės greičiausiai griauti, arba nebent architektas įkomponuotų dalį. Tai yra, būtų projektavimas, statyba, eksploatavimas. Ten atsirastų 5 futbolo aikštės treniruotėms, miestiečiam, žaidimui ir panašiai. Lengvosios atletikos aikštė 3000 sėdimų vietų, kurie atitiktų visus parametrus, kad galėtų vykti aukščiausio lygio varžybos iki Europinių čempionatų. Toliau šalia atsiranda stadionas, dedikuotas tik futbolui, ne taip kaip buvo anksčiau suplanuotas su bėgimo takais, nes lengvosios atletikos būtų stadionas šalia. Ne mažiau 20 000 vietų, be abejo taip pat stadionas būtų skirtas dainų šventėms, koncertams.
pastatykime dar vieną darželį už ES pinigus Pilaitėje prie stadiono, viešbutis, jaunimo sporto mokykla, bendruomenės centras ir panašiai. Bendra suma apie 93 milijonai eurų, pinigais iš esmės patvirtinimai yra vyriausybės lygmenyje ir dabar tas projektas tampa kaip ir vyriausybės ir savivaldybės. Prieš tai buvo savivaldybės, kada nutraukė vyriausybė finansavimą, projektas įstrigo. Tai dabar tokiu būdu būtų atsakomybė ir savivaldybės, ir vyriausybės. Ir kitas svarbus objektas, apie kurį buvo daug kalbėta, šį penktadienį, galbūt vėliausiai kitą savaitę paskelbsim nugalėtoją, projektuotoją Lazdynų baseiną. Irgi pagal projektą finansavimas europinis, griauname Lazdynų baseiną ir statom naują 50 metrų baseinas, naujas, 20 metrų baseinas, nardymo bokštas, ir papildomos funkcijos poilsiui, sportui ir, sakykime, sveikatingumui, vandens sveikatingumui. Tai čia kalbant apie didesnius objektus, kuriuos planuojame. Tiesa, nepaminėjau Antakalnio gatvėje, Antakalnio pabaigoje, kurie taip vadina spec ligoninė. Spec ligoninės teritorijoje taip pat planuotume šiek tiek plėtoti papildomai slaugos paslaugas. Čia matėte, sutvarkė vieną naują ligoninę, bus Švento Roko ligoninė, kur buvo, toj pusėje bus, kur buvo vaikų poliklinika. Tai vaikų poliklinika, matėt, perstatyta, atsiranda graži nauja ligoninė, slaugos ligoninė. Ir Antakalnio gale taip pat turime spec ligoninės teritorijoje planų, kad atsirastų taip pat sveikatingumo spa paslaugos. Panašiai, kai dabar daug vilniečių važinėja į Druskininkus. Kodėl važiuoti į Druskininkus, kai galima turėti viską čia? Juolab, kad ten yra mineralinis vanduo, gręžiniai, kurie yra tokios pačios kokybės kaip Druskininkuose. Tai sukūrus tokį sveikatingumo centrą su spa paslaugom, vilnietis galėtų tiesiog turėti savo galimybę pasitaisyti sveikatą, turėti įvairiausias procedūras ir panašiai. Toj pačioj teritorijoje, nes ploto ten užtenka. Taip, prašau. Aš norėjau paklausti. Prašau, tada patogiai. Aš vis dėlto suprantu, senas žmogus, atstovauju pačiai seniausiai, man 89 metai. 89? Taip. Ir suprantu, man kyla toks klausimas. Kaip tą viską įvykdyt, kada jūs einat kitų kelių, negu eina mūsų valdžia? Jūs einat, ten atsirado kita kompanija, kuri nori Vilnių įsitaisyti ir susitvarkyti taip, kad Klaipėdoj kur tai tvarkosi. Ir visas tos jūsų įdedami pinigai eina visados per ministrų tarybą, per visokius ten kitus, ir jums gali neduoti tiesiog pinigų. Iki šiol priklauso nuo to, kaip jūs gerai sugyvenat su valdžia. Toks gyvenimas? Nu, toks gyvenimas taip, bet iš tikrųjų pasakius, kad mums ne vis tiek tas yra. Labai geras klausimas ir labai... Ir iš tikrųjų, ką tada gali padaryti, jeigu tau statys visą laiką šitas tokius reikalavimus. Ir bendrai aš labai nesuprantu, kaip galima, čia, galbūt, kad po to, kai bus išsirinksimės naują Seimą, galbūt kas nors ir pagerės. Bet aš nematau, dabar nėra kam rinkti. Rinkėjų nėra tokių, kurie sugebėtų sugalvoti, kad reikia išvykti vis daug labai žmonių, kurie visiškai jau netinka šitam reikalui. Ir dabar visas tos jūsų mintis, jos gali būti neįvykdytos vien dėl tokio, kad jums takis visą laiką sunkumus tokius, kuris neįmanoma. Ir to pripratęs. Matot, kam reikalas, aš dėl to ir sakau, mes mielai jūs palaikytum, dėl to, kad kiek aš kaip senas žmogus, mačiau palaikymą, jūs palaikydavot mums transportui ar kur. Nebuvo tokių ypatingų suprantat sunkumų. Ko aš nematau iš tų jaunųjų. Jūsų to, kaip sakant, konkurentą aš nematau savo šviesios ateities. Tai galima pasakyti. Ir man atrodo, kad jums labai bus sunkus šitas dalykas. Aš nežinau, kur jūs galite kreiptis, kaip jūs galite daryti šitą, bet jeigu jums duota, žinau, kad jums duotų pinigus, jūs padarytumėte, dėl to, kad pas jūs yra tas platka, kaip jūs sako.
Bet čia visiškai kitas reikalas gaunas. O tas mane ir gąsdina. Atsakysiu. Ir čia ne tik dėl manęs, Aš supratau, labai geras ir teisingas klausimas ir pastebėjimas. Tai pirmiausia, dėl dabartinės vyriausybės. Projektus, kuriuos aš minėjau, jie jau yra ne šiaip savo idėja, jie yra jau ant bėgių projekto su netgi leidimų stadijoje ir jis juda į priekį. Ir čia galiu pasakyti, su dabartiniu premjeru ponu Butkevičium ir su dalimi, sakykime, vyriausybės mes randame labai gerą kalbą. Ir todėl čia mes veikime kaip komanda. Aš prisiminsiu Algirdo Brazausko laikus, kada jis buvo labai svarbus asmuo. Prisimenu, aš tada buvau tik ką tik iškeptas meras pirmoje kadencijoje, prisirengęs įvairiausių panašiai idėjų projektų, ateinu į strateginį vyriausybės posėdį, sėdi premjeras Brazauskas, sėdi ministrai, meras nori kažką čia mums pristatyti. Kaip pristatyti? Aš jam dedu ten, projektas toks, anoks, dangoraižiai dešiniajam Neries krante, Karaliaus Mindaugo tiltas, Gedimino prospekto tvarkymas, požeminis parkingas po Gedimino prospektu ir taip toliau. Brazauskas sėdi tyliai. Kaip aš baigiau prezentaciją, ministrai pradeda kritikuoti. Na, tai ką čia, neįmanoma, nerealu, nepavyks, kas čia dabar, kur čia dabar, mums, šiandien ir taip toliau. Ir atsimenu Brazausko frazę labai gerai. Jis sako, na gerai, čia jūs, kaip sako, merą kritikuojat, jo siūlymus kritikuojat. O ką jūs siūlot, gerbiami ministrai? Tada visi klaik. Jis sako, ne, tai ką jūs siūlot kaip alternatyvą? Nėra siūlymų. Tai tada premjeras sako, Brazauskas, nėra pasiūlymų. Tai džiaukimės, kad yra pasiūlymų, eikime daryti. Tada ministrai iškart pakeitė kalbėjimą ir mes pajudėjome į priekį. Panaši situacija, galiu pasakyti, šiandien yra su Butkevičiu. Nes jisai mūsų, pavyzdžiui, dėl sporto rūmų, dėl šito stadiono labai palaiko. Plius yra nebloga komanda vyriausybėje. Tarp kitko, dalis komandos liko iš praeitos dar vyriausybės, kuri buvo prie Kubiliaus suformuota, nes yra atėjusių gana pažangiai mąstančių žmonių ir mes čia dirbam gana gerai. Seimas mums šiuo atveju per daug nemaišo. Miesto taryboje dabartinėje, būsimoje tiksliau, problemos irgi aš nematau, nes aš dabar dirbu koalicijoje, kurioje sudaro 5 partijos. Čia, žinot, kaip sakyti, pajokausiu, tai tas pats, kaip gyventi su 5 mošinėm vienu metu, kada 5 žmonės paliko, bet mošinės ir liko. Bet gali susitarti, kodėl, kai turi idėją, tada gali atrinktas idėjas kažką suburti. O kada politikai dažniausiai, kaip praeitoj kadencijoje prisiminkė Vilniuje, per 4 metus pasikeitė 3 merai. Tai kas galvoja apie ateitį miesto? Niekas. Nes visi ginčiuosi, man reikia to posto, man reikia, kad mano žmogus būtų tos įmonės vadovas, aš noriu būti tuo ir panašiai, tada jie visi ginčiuosi. Mano stiprioji pusė, aš ateinu su idėjomis, su projektais ir mano tikslas, kad visi galėtų prisidėti prie tų projektų įgyvendinimo, o tada atsiranda sutarimas. Aišku, nėra lengva, bet įmanoma. Dėl premjero tai dabartinio aš labai nepasitikiu. Jisai keičia savo nuomonės, kas minutę. Antras dalykas, jį spaudžia, nežinia, iš kokių būdų. Jis irgi turi koaliciją. Jisai savo pozicijas negali išlaikyti. Yra dalykų, kurie mums priklauso. Mes neteinam. Jūs manot, kad tai dabar. Duokit mums malonę. Ne. Mes tai reikalaujam, tai kas priklauso Vilniaus miesto gyventojams. Ir netgi, mokam reikalauti. Pavyzdžiui, paminėsiu, mesgi dabar esame Konstituciniam teisme ginčę su vyriausybė. Padavėm vyriausybę į teismą dėl to, kad jis skiria per mažai pinigų Vilniaus miesto gyventojui ir diskriminuoja Vilniečius lyginant kitos valstybės gyventojų atžvilgiu. Koks teismas spręs? Konstitucinis. Ir mūsų byla yra pirma eilė. Pagaliau atėjo mūsų eilė. Kada jis įsprendė, ką nors žmoniško? Pažiūrėsim. Ne, čia jeigu pradėsim taip, kažkada, tai čia žinot. Nes sprendimas, matyt, bus balandį arba kovą. Bet viskas gali būti. Prašau. Miestas į pakraščius plėsis labai rezervuotai. Nes tikslas, vis dėlto, kaip minėjau, kad miestas labiau susitvarkytų miesto centre. Nemenčinės plentas arba gatvė kelias bus rekonstruojamas ir bus sutvarkytas. Atsiras netgi kartu čia jau su kelių direkcija 4 juostų gatvė iki pat Nemenčinės. Tai bus tikrai geras susiekimas į tą pusę.
Tačiau mes savo kažkokių investicijų kreipti tą pusę, išskyrus eismo sutvarkymo nelabai planuojam, išskyrus galbūt perspektyvoje dar vienas tiltas ties, nuo Nemenčinės plento ties Balsiais, kad užžiedinti galimybę atvažiuoti iš vienos pusės į kitą. Balsiuose yra planai, kad dar atsirastų darželis, mes turim sklypą ir dar turėtume, jeigu ten viską rasime formulę su bendruomenė ir su privačiais partneriais, atsirastų dar darželis. Toje vietoje, toliau šalia Geležinio Vilko gatvės, kur šiuo metu yra taip vadinamas Visorių santaros, Visorių slėnis, taip pat numatyta plėtra ir toliau statysis įvairūs biurai arba išmaniųjų technologijų pramoniniai pastatai, kad toliau formuotųsi klasteris, ten, kur yra bodas įsikūręs, kur yra informacinių technologijų centras, medicinos kelios įmonės ir panašiai. Toje vietoje bus plėtra ir bus rimta plėtra. Važiuojant Kalvarijų gatve, čia jau Jeruzalėje, bus rengtas parkas, kuris vadinasi Teisuolių parkas, integruojantis su Verkių regioniniu parku. Ir aišku, anksčiau ir vėliau atsiras nauja transporto priemonė Kalvarijų gatvei, pilnai rekonstruojant Kalvarijų gatvę. Ir tas planuojama šiame etape gatvės rekonstrukcija. Tai kokia ta transporto priemonė bus, ar taip vadinamieji BRT, labai ilgi autobusai, ar tramvajus, vienbėgis ar dvibėgis, čia dar, kaip sakant, specialistų reikalas, bet toje pusėje bus nemažai investicijų. Į šitą pusę mažiau, bet kitoje dalies pusėje turime link į Molėtų pusę daugiau, į Nemenčinės pusę mažiau. Aš norėjau paklausti tokio dalyko dėl tolimesnių yra apšvietimas ir ta pagrindinė gatvė. Kiek tai yra savivaldybės reikalas ten apsižiūrėti ir kiek yra pačių bendrijų? Abipusė. Abipusė. Turi bendrijos kažkaip kreiptis? Kurį kartą paminėkit, na, pasižiūrėsiu. Kažkaip keista, kaip yra. Tada, šiaip tai mūsų noras yra ateiti į sodų bendrijas, kad jas integruoti miesto gyvenimą. Ypač ten, kur yra centre, Antakalnis, pavyzdžiui, Šeškinės, Nes dabar yra mikrorajonai. Ir tada iš karto taip atrodo autobusas, tada sekantis turėtų būti, bent jau tos pagrindinės gatvės apšvietimas. Apšvietimų mes ateisim, į sodus ateisim su apšvietimu. Tik aišku, labai daug priklausys nuo bendrijų, nes yra labai daug ginčų. Nes bendrija turi sutikti, norėti ir leisti. Dažnai būna, kaimynas pasistatė tvorą truputėlį sklypo ribų. Jis jau nebenori pasitraukti, o mes jau nebegalim praeiti su tinklais. Nes mums reikia tam tikros reikalavimai, nes tai yra kiek ten nuo kelio, nuo namo sienos ir panašiai. Tai daug kur mes net ir norėdami kažką padaryti ir galėdami įstringame santykiuose su bendrijos nariais. Tada, aišku, mes, kaip sakom bendrijai, mes ateinam su investicijomis, duokite mums galimybę daryti. Tai ir turim ne vieną tokį atvejį, kada kol bendrijos nariai susitarė su savo ne visai gerais kaimynais, užtrunka daug laiko. Bet šiaip bendrijas planuojame ateiti, solų. Вот это уже третий пункт, так сказать, нашей беседы, нашего диалога. Это, Пока монолога. Да, у нас идти диалог, в итоге это диалог. Вот. Dėl mansardinio aukšto. Tai čia reikia keisti civilinį kodeksą, nes reikia mažinti, kad ne 100% reikia leidimo gyventojų sutikimo, o galbūt ten, nežinau, 2/3. Realiai čia Seimo sprendimas, teoriškai galbūt mes galime kreiptis į Seimą pasiūlyti tokią pataisą. Plius be abejo kita problema, ar ne problema, bet normalus reikalavimas. Mes miestas nelabai palaikome mansardinių aukštų tokių statybos, nes tada miesto vaizdas išsikreips. Tada Vilnius atrodys, kaip būna, žinot, kokiam rytų arabų šalyse, kas stato kiekvienas pagal savo sugebėjimą, piniginę, skonį ir panašiai, ir atrodo, kad paskui tie miestai nelabai gerai. Tai va čia reikia architektūrinių normalių suderinimų, kur tikrai tai galima, kad nesugadinti miesto vaizdą. Didžiulis skirtumas. Didžiulis skirtumas. Na, aišku, kalbant apie liberalizmą kaip ideologiją, tai liberalizmas kaip ideologija plati kaip Dunojus. Čia Nemuno neužtektų kaip palyginimo. Klausimas, kurioj pusėje plauksit. Vienoje pusėje gali būti kraštutinis libertaras, neoliberalas, kur, kaip sakant, valdžia neturi iš viso niekur kištis, viskas turi būti privatu ir daugelis kitų dalykų. Tai Remigijus Šimašius, šiandien mes kaip tik su juo turėjom diskusiją, kur mes taip, kaip politiškai pagavom už jo disertacijos temos ir tą, ką jis labai sako. Jo teiginiai, pavyzdžiui, kaip jums skamba, savanaudiškumas naudingas visuomeniai. Tai yra, jeigu tu esi savanaudis, tai yra visiems naudinga.
Iš tas labai iš konteksto. Visuomenė? Taip. Ne iš konteksto, jis yra teiginys. Čia va, 5 sakiniai. Na, čia Toliau jį gali kaip nori vartyti kontekste, bet yra jo sakinys. Toliau kitas sakinys. Šiaip galima labai priežasčių, kai savanaudiškas. Aš noriu, kad mano kiemas būtų teisingas. Aš labai savanaudiškai pasakau. Tai priverčia, kad sąmoningiškumas pabaigoje reikia įdarbinti ir panašiai. Na, bet žinot, tokia definicija arba toks pasakymas yra per daug tiesmukiškas ir grubus. Toliau kitas jo pasakymas, kad verslas neturi būti socialiai atsakingas. Kad socialiai atsakingo verslo išlaidos, kad socialinė atsakomybė tai yra bereikalingos verslo išlaidos. Vėlgi jis grindžia, be abejo, remdamasis autoritetais tam tikrais ir panašiai, kaip sakyti, pasaulyje daug įvairiausių autoritetų. Klausimas, ką tu pasimsi, kai kam autoritetas tai Hitleris ir jo idėjos kažkam yra priimtinas. Arba ten, sakykime, dar kažkas tokio. Tai būdamas pats liberalas, aš nesu kraštutinis liberalas. Taip, kaip, sakykime, pozicionuoja save Šimašius. Aš save statyčiau į konservatyvų liberalą, arba liberalai, kuriam svarbu krikščioniškas pagrindas, už kur ateina daug kitų dalykų. Atjauta, užuojauta, bendruomeniškumas, bendrasis gėris, ką Šimašius neigtų. Jo supratimu nėra bendrojo gėrio. Nes yra subjektyvų, mano manimu, yra bendro gėrio. Negi mes protingi žmonės negalim susitarti, kad sutvarkome šitą aikštę ir mums visiems bus gerai. Taip, ne vienas iš mūsų asmeniškai naudos negaus iš to. Man nepriklausys tos aikštelės 5 plytelės arba dar kažkas tokio. Aš negalėsiu galbūt statyti namą, bet sutvarkius aikštelę tai bus bendrasis gėris. Tai va, čia yra Remigijaus Šimašiaus kaip požiūrio siaurumas. Aišku, jis sąlygoja tai, kad jis ilgą laiką dirbo ir vadovavo Laisvos rinkos institutui, kurios, sakykime, steigėjai yra didelės Lietuvos kompanijos ir tas toksai verslininkas požiūris su visa pagarba verslui yra jam įkalta į galvą. Mano manimu, mūsų programa yra atvirkščiai. Šiandien mes siūlome, jeigu Šimašiaus, sakyčiau, tai yra tas ideologinis pagrindas, savanaudiškumas, socialinės atsakomybės nebuvimas, bendro gėrio neigimas, visuomeninio intereso neigimas, mes statome priešingą polį, tai yra dalinimosi ekonomika. Net ir mūsų programoje yra dalinimos ekonomikos principai pateikti ir mes norim, kad Vilnius būtų pirmasis miestas Rytų Europoje, kuriame būtų įtvirtinti dalinimosi principai. Ką tai reiškia? Jeigu aš galiu pasidalinti, tai aš tada pasidalinu su kitu. Įvairiaisiais būdais, įvairiausiom sąlygom, bet tokiu būdu čia jau nebe savanaudiškumas, čia jau dalybos. Pavyzdys, sakykime, oranžiniai dviračiai. Vietoj to, kad turėti savo asmeniškai dviratį, mes turime sistemą, kur yra naudinga visiems ir visi ją palaiko ir dalinasi tą sistemą. Tarp kitko mes planuojam steigti konkursą dėl dviračių, dėl automobilių, oranžinių automobilių dalinimosi sistemos. Kad Vilniaus mieste buvo 1000 automobilių, išdėliotas skirtingose vietose, ateini paėmė vienoje vietoje, važiuoji, palieki kitoje vietoje. Ir tokiu būdu tada mes pasiekėm, kad galbūt nereikia turėti asmeninių automobilių, nes yra pakankamai automobilių, kuriais mes galim pagal poreikį pasidalinti. Kaip savo asmeninį pavyzdį galiu parodyti, gal pamenat, kažkada aš buvau nusipirkęs, nesavivaldybė, pats automobilį, taksi, London Cabą buvau nusipirkęs. Ir jis buvo mano kaip miesto mero tarnybinis automobilis. Tačiau tuo laiku, kad aš nenaudoju automobilio ir vairuotojo, buvo galima iškviesti mano vairuotoją ir mano taksi automobilį kaip normalų taksi, kad jūs nuvežtų į uostą, pavyzdžiui. Va čia yra dalinimos ekonomikos pavyzdžiai. Ir manau, kad tai yra ateitis, o ne tai, ką, sakykime, šiuo atveju Remigijus Šimašius, ką šiandien debatuose patvirtino, kad taip tai yra postulatai, ant kurios stovi jo pasaulėžiūra ir ideologija. Žinių radijai buvo šiandien filmuota, tai matyt bus internete. Tai va čia, dar plus kitas pastebėjimas, patirtis. Žinių radijai bus, kitas dalykas patirtis. Aš šiuo atveju, mano žinios apie miestą šiandien nebejotinai didesnės negu jau. Ne todėl, kad aš protingesnis ar gudresnis, tiesiog man Vilniečiai 3 kartus davė galimybę ir atsakomybę būti miesto vadovu. Tai yra mano, jūs į mane labai daug investavo. Ir šiandien šiuo metu, kada yra daug projektų, kuriuos reikia pradėti gyvendinti ir tęsti gyvendinimą, tiesiog, vadybinių požiūrį žiūrint, reikėtų pabaigti. Tai va dėl to yra čia jūsų, kaip sakant, sprendimas. O, Jėzau Marija, yra ką gyvenime veikti. Yra ką gyvenime veikti.
dar negalvojau apie tos dalykus, bet yra kaip galima daryti. Na, greičiausiai taip, nes kol kas pareiškimai yra labai aiškus, kad kol kas kolegos nenorėtų dirbti drauge, tai natūralu, tai čia jų pareiškimai. Aš galėjau 20 laiko imčiau, pavyzdžiui, vicemerus, kad jis per 4 metus išmoktų, įsigilintų, sužinotų, tam reikia laiko pažinti miestą ir po to galbūt taptų miesto vadovą ir sėkmingų miesto vadovą. Tai ačiū labai už jūsų laiką ir už klausimus. Ačiū, gal kas nors į šiaurę eina, mane padėtų nusileisti laiptai. Jo, žinoma.